Technikai Artūras ir Vytautas atvykome į objektą ir čia su autobokšteliu bus atliekami valymo darbai. Dabar šitai užsidėsim saugos diržus, kad galėtume kilti su autobokšteliu. Saugos diržus reikia užsidėti tam, kad galėtum kilti su autobokšteliu ir galėtum prisisegti dėl darbų saugos reikalavimų. Reikia kilti dviese su kolega, kad vienas kitą galėtum prižiūrėti ir darbas būtų atliekamas saugiai. Būtina dėvėti šalmus, nes bus darbas atliekamas aukštyje. Darbo įrankiai naudojami latakų valymui yra semtuvėlis, šiukšlių maišas, guminės pirštinės ir šepetys pravalyti, prašluoti darbo tą vietą. Ir dabar kilsim jau į darbo vietą. Все, dėkam. Reikia prisisegti tam skirtoje vietoje. Kylam. Pasikėlus į vietą bus apžiūrimi latakai. Išlipant iš autobokštelių reikia prisisegti prie apsaugos tvorelės su karabinu. Gerai, valome latakus, kadangi yra ties medžiu pagrinde užsikimšę latakai, tai juos ir imsim išvalyti. Priėjimas buvo stogo, nes bokštelis negalėjo vietą tiksliai pasiekti. Štai ir baigtas mūsų darbas, išvalytas latakas nuo spyglių. Dar paminėti norėčiau, kad reikalinga tokioj darbo vietoje dirbant prisisegti saugos linu, kad nenukristum ir galėtum prieiti arti latakų. Pagal visą tą mūsų darbo specifiką taip yra atliekami latakų valymo darbai.